Generalinė miškų urėdija gan dažnai organizuoja įvairius seminarus miškininkams. Vienas iš tokių išvažiuojamųjų seminarų vyko ir Kretingos miškų urėdijoje. Visi seminarai, bet kokie mokymai, tai nėra abejonės, kad jie duoda naudą. Kaip ir šiandien, kad mes darome, tai būtent išvyka susipažinimas su tais darbais natūrai. Kadangi pakalbėti galėtų labai gražiai kartais, bet parodyti, ką tu darai, tai jeigu iš tikrųjų kalbos nesiskiria nuo darbų, tai tada gražu ir seminaras, aišku, jisai turi duoti naudą, kadangi be to susitinka žmonės, specialistai iš visos Lietuvos. Vienas vieną tą patį dalyką, vienas daro vienaip, kitas kitaip, gali palygyti, pasimokyti, kaip vis tik geriau daryti vieną ar kitą problemą spręsti. Kretingos miškų urėdija viena iš pirmųjų urėdijų Respublikoje, kuri pajuto darbo jėgos trūkumą. Todėl į pagalbą čia buvo pasitelkta gan naši technika. Mes pirmieji ėmėmės mašinizuoti ir mechanizuoti visus atliekamus darbus, kadangi, sakykime, jeigu mūsų urėdijoje dirbo savo laiku apie 350 žmonių, tai šiandien dienai mes neturim nei 150, apie 130 tai yra žmonių, o darbų apimtys nesumažėjo, atvirkščiai padidėjo, ypatingai miško atkuriamųjų darbų, kadangi ir miškingumo didinimo klausimai, programos vykdymas irgi reikalauja daugiau daigų išauginti, reikia aprūpinti daigus mūsų zonoje esančius, turinčius miškus, privačių miškų savininkus, taip kad tie dalykai, tie poreikis išaugo, o žmonių sumažėjo ir dėl to vienintelis kelias išsilaikyti šioje ekonominėje rinkoje, tai būtent mašinizavimas darbų ir mechanizavimas, ką mes ir darome. Ką šiandien mes parodėm, čia mes šiandien parodėm visą techniką, kokia yra šiandien reikalinga. Aišku, gal rytoj jinai bus dar tobulesnė, kadangi technika taip pat tobulėja. Tai turint šitokią techniką, tik tai medelynai galės įsilaikyti, kadangi, sakykime, mes demonstravom miško sodmenų iškasimo mašiną, ten dirba 6 moterys, traktorininkas, ir jie padaro mažiausiai kokių 30-40 žmonių darbą per tą patį laiką, aš turiu galvoti. Tai čia našumo klausimai ir galų gale žmonėm sąlygos visiškai kitokios dirbti, kadangi, suprantat, tai yra jau mechanizacija, tai yra jau mašininis darbas. Negalėjome nepasinaudoti progą kalbėdami su vienu iš seniausiai dirbančių valstybinių miškų sektoriuje žmogumi ir paklausėme pono Baranausko apie susidariusią situaciją Lietuvoje ir tą nelemtą žodžių karą, kurį vis pakursto pramonininkų atstovai. Lietuvai šiaip ar taip yra reikalingi miškai ir valstybiniai miškai, nes šiandien lyginti valstybinių miškų su privačių miškų būklę, manyčiau, kad net neįmanoma, nes visai ne tie rezultatai ūkininkavimo. Tai aš manyčiau, kad valstybiniai miškai privalo jie egzistuoti ir jie privalo vykdyti viską nuo sėklų surinkimo, nuo daigų išauginimo iki savo žaliavos pagamintos realizacijos. Tai tada jie gali tik tai išsilaikyti, kadangi miškų ūkis yra nedotuojamas, o atvirkščiai mokame labai didelius mokesčius, nes, pavyzdžiui, 5 procentai nuo gautų pajamų už mūsų produkciją, tai yra labai didelis mokestis prie visų kitų mokesčių, kurį moka bet kuri įmonė, ar jinai privati, ar jinai valstybinė, ar kažkokia kitokia. Tai taip, tai šitos lėšos panaudojamos būtent atkūrimo darbams, ir technikos nieks dykai neduoda, ir žmonėms mokėti reikia atlyginimus, ir visi kiti, ir mokesčius mokėti pagaliau valstybei. Tai tada paprasčiausiai, jeigu privatizuosim, tada nebus tų darbų, iš ko finansuoti lėšų, finansavimo šaltinis dings. Ir augs miškas, aišku, savaime, šitie krūvai, jie nereikalauja nieko, juos dar iškirsti reikia. Mes juos kertam. Tai tada, jeigu mes tokių Lietuvos miškų norim, tai gal Sigitui Paulauskui, kadangi jis susimojęs tik plokštę gaminti, gal jam ir tinka, bet tada klausimas, iš ko žmonės namus statysis, iš ko, kaip sakant, baldus iš masyvo gaminsim. Ir kitus dalykus, medienos panaudojimas yra gana platus ir reikalinga jo visiems. Tai negali būti kažkas, kad turėtų išskirtinės sąlygas,
kaip vadina, tiekimą žaliavos vyriausybė, kad užtikrintų. Reikia padaryti skaičiavimus, kiek tos žaliavos yra tokios tinkamos, blogos ir tada viskas. O kitaip tai mes kaip padarysim žalą didelį miškam, o kadangi miško medienos vertė tai yra gal procentiniai labai maža lyginant su kita vertė miškų, tai žodžiu mes neprimtina man tokie dalykai. Dėkojame ponui Antanui Baranauskui, o dabar grįžkime prie mūsų laidos temos – seminaras Medelynų viršininkams. Galiu pasakyti, kad šitie seminarai man asmeniškai tai yra ypatingai naudingi, nes dalyvauja įvairių, ne tik tai medelynų specialistai, bet dalyvauja ir iš sanitarinės miško apsaugos stoties ir yra kaip galimybė pasitikrinti ir savo žinias, pasitikrinti, ar teisingai valdžia sprendžia savo kabinetuose, kad pasitikrinti, ar mes nenutolom nuo tos gamybos ir manyčiau tas pat naudingai ir čia dalyvaujantiems. Tuose seminaruose turėtų dalyvauti ne tik tai medelynų vedėjai, bet didesniuose medelynuose yra dar ir meistrai. Kai kurių didesnių medelynų meistrų čia ir pasigėdau, kadangi šitie žmonės tiesiogiai irgi augina sodinukus ir čia yra duodama tose seminaruose labai daug praktinės medžiagos ir kuri naudinga turbūt pradedant nuo valdininko, baigiant medelyno meistro. Šitam seminare aš manyčiau, kad buvo paliesta labai daug klausimų. Pirmiausia, nuo technologijų, toliau dėl sodmenų apsaugos, nuo grybų, nuo gamtinių veiksnių, toliau dėl sodmenų išauginimo technologijų, dėl kai kurių kitų dalykų. Tik tai klausimas yra toks, ar buvo ne per mažai pranešimų tais klausimais. Ir dar ko pasigendu, tai aktyvesnių diskusijų pačių medelynų vedėjų, nes vis tiek problematika medelynų, kur tikrai problemų jų yra, turėtų iškilti iš tos specialistų grandies, kadangi jie tiesiogiai augina, turi įvairių problemų ir turėtų jas kelti drąsiau, dalyvauti aktyviau, ne tik tai profesoriai ateiti pasisakyti arba valdininkas, bet ir žmogus, kuris dirba tiesiogiai, turi turėti savo poziciją ir ją įsakyti, bet aišku, tam reikėtų ilgesnio laiko. Kad ir ką besakytų aplinkos ministerijos atstovė, miškininkai ir medelynų viršininkai seminaru liko labai patenkinti. Lapuočių sodmenų išauginimo technologijos atvirame grunte ir šiltnamiuose. Miškų atkūrimo ir įveisimo darbų organizavimas. Susipažinimas su miško sodmenų auginimo technologijomis. Tai klausimai, kuriuos gvildeno susirinkę miškininkai. Seminaro dalyviai įvertino Kretingos miškų urėdijos valstybinio miško medelyną. Po reklamos žiūrėkite Žaliosios akademijos laidos tęsinį. Kalbėsime apie rekreaciją. Lietuvos pajūris. Žmonės čia važiuoja ilsėtis, pasidžiaugti jūrą, grynų orų ir pušynais. Ir mažai kas susimąsto, kad visų tuo grožiu rūpinasi ne kas nors kitas, o miškininkai. Ir konkrečiai Kretingos urėdijos miškininkai. Na, su jais pakalbėsim kiek vėliau. O dabar, kaip sakoma, leiskime kalbėti valdžiai. Kalbėti apie mišką kaip apie vertybę gana sudėtinga. Vienas aspektas, kurį reikėtų paliesti, kalbant apie mišką, tai kas tai yra miškas apskritai lietuviškoje kultūro, lietuvių gyvenime. Lietuva buvo miškingas kraštas ir mūsų gyvenimo paradigmos daugumoje yra susietos su mišku. Ir, sakysim, ta istorinė
miško vertę, kuriantis mūsų savasčiai, identitetui. Tai būtų labai ilga tema ir reiktų daug šnekėti. Aš paliesiu siauresnį aspektą, tai rekreacinė miško vertė, tai yra ta, kaip žmonės mėgsta sakyti, atgaiva, kurią mes gaunam apsilankę miške. Žmogus, ypatingai šiuolaikinis, kuris gyvena ir dirba labai įtemptoje aplinkoje, įtemptomis sąlygomis, jis turi pakeisti aplinką. Jisai turi arčiau prisiliesti prie tos gamtos. Kodėl mes taip mėgstam eiti į mišką arba plaukti upe, kuri vinguriuoja mišku, tam, kad pakeisti aplinką, kad galų galia mūsų nervinė sistema, kuri įtempta per sudėtingą darbo savaitę ar mėnesį, kiek ten to laiko mes neišeidami iš savo darbo vietų, vakare grįždami šeimos rūpesčiai, vaikai, mokykla, vaikų, kur reikia irgi rūpintis. Tai vat visas tas kompleksas mums sako, kad mes turime ir pakeisti aplinką ir pailsėti. Kur mes galim Lietuvoje pailsėti? Mūsų vertybė miškas. Ir rekreacinė vertė miško yra labai didelė. Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu mes neturim miško. Vat patenkam į dykumą, kaip arabai, kur gyvena. Aišku, arabui miškas mūsų būtų egzotika. Kiek jisai tą vertintų kaip rekreacinį dalyką, sunku pasakyti. Bet mum, kur mūsų protėviai, proprotėviai užaugo miškingose vietovėse, jisai išlieka labai didelė vertybė. Galima žiūrėti rekreaciją kaip ir į komercinį dalyką, nes jeigu mes teikim rekreacinės paslaugas, mes taip pat generuojam tam tikras pajamas, tai ir atsiliepia mūsų ekonomikai. Įsivaizduokit, jeigu mes plėtojam turizmą, ypatingai rekreacinį turizmą, tai miškas jau tampa kaip ir priemonė tokiam verslui. Apie tą reikia rimtai pagalvoti, bet tam verslui, kuris plėtodamasis neturi sunaikinti miško rekreacinės vertės. Ir kaip mes derinam eksploataciją miško kaip medienos šaltinį, kuris teikia, jeigu mes derinam rekreacinės miško ypatybės, tai mes turim nekompromituoti vieną procesą kito atžvilgiu. Mes turim rasti tą santykį, kad ir paimti maksimaliai medienos, nesugadinant miško rekreacinės vertės, bet to mes dar turime ekologinę vertę, apie kurią aš manau kiti kolegos pakalbės. Tai tas verčių balansas turi būti labai gerai suderintas. Jeigu mes neleidžiam nieko kirsti medieną, tik tai tegu supūva ir mišką matom tik kaip rekreacinį, ir tai turbūt neleisime supūti, nes užšlamintas miškas, kurio privirtė nugriuvusių medžių, vargu bau, ar jisai labai gerai tinka rekreacijai. Tai vis tiek reikės tą medieną išimti. Tai reikia labai gerai suderinti, kad ir medienos aspektas, kada miškas kaip medienos šaltinis tarnauja, ir rekreacinis kaip mūsų atgaiva, rekreaciniai ekonominiai aspektai, kad iš rekreacijos būtų galima gauti pajamas ir darbinti žmonės, čia jau socialiniai aspektai įsipina, kadangi rekreacija taip pat yra socialinio aspekto dalis. Ir žmonių užimtumas, jeigu jie dirba tam rekreaciniam turizme, taip pat užimtumo dalis. Ir be kompleksinės, rimtos miškų sektoriaus, plačiai suprantamo, ne taip siaurai kaip medienos tik tai šaltinio, strategija, išplėstinė strategija yra šiandien ypatingai Lietuvai svarbi. Kretingos miškų urėdija ribojasi su Baltijos jūra ir Kuršių mariomis. Tai pačios gražiausios vietos Lietuvoje. Pritaikant miškus poilsiui, Kretingos miškų urėdijos girininkijų valstybinės reikšmės miškuose įrengti rekreaciniai objektai. 2 stovyklavietės, 6 poilsiavietės, 35 atokvėpio vietos, 3 pažintiniai, 2 rekreaciniai bei 3 mokomieji pėsčiųjų takai. Ir 1 specializuotas žmonėms turintiems judėjimo negalią. Urėdijos teritorijoje yra įrengta virš 30 informacinių stendų ir rodyklių. Urėdijoje yra 52 rekreaciniai objektai. Daugiausia tų objektų sukoncentruota Klaipėdos, Palangos, Šventosios girininkijų regione.
gausu rekreacinių objektų ir lenkimų, mykoliškių, šernų girininkijos. Įrengti objektus yra vienas dalykas, tačiau juos prižiūrėti yra kur kas sudėtingiau. Viena iš opiausių problemų prižiūrint rekreacinius objektus yra šiukšlės. Ir mes ten tiesiog paprasčiausiai negalim užtikrinti šitų objektų apsaugos. Ir aš jums tokį vieną epizodą tik pasakysiu ir tada pasakysiu, kodėl ten sunyko. Ten pas mus buvo labai išvystytas tas dalykas. Bet jisai sunyko dėl to, kad, sakykime, praeitais metais, aš jau užpraeitais turbūt vasarą, buvo potvynis didžiulis lietus praeitais metais. Atėjom, turėjom aikštelę, visiškai netoli nuo girininkijos, pastatėm 3 didelius konteinerius, kad šiukšles, kad surinktume ten medžiagą, šiukšles viską darė. Ateinam vieną dieną, nėra konteinerių. O konteinerius tautiečiai mesdavo į konteinerius mažiau, bet šalia daugiausia. Ir tada viskas nupavogė, jau tie šiukšlių rinkėjimų reikalauja pinigų, kad užmokėtume, bet nuseko minė, pasirodo su šiukšlėm, su visom konteineriui įmesti į miniją. Tai, reiškia, stiprių vaikinų, kaip sakant, tai žinot, kadangi pastatėm stendą gražų, kad ten viską išaiškinam, tą stendą uždėjau savičių jį suplėšę. O tiesiog kitaip nepavadinti, suplėšę sudaužę. Turėtų konteinerių šiukšlių ir taip toliau. O ir čia. Šičia, taip, įpareigojimų yra, bet vykdymo nėra. Kadangi tai yra dviprasmiška situacija, šitie visi sodai tai yra rajono teritorija. Rajono? Taip. Sodininkai Miesto. Yra miestiečiai. Ir Dituvos sodai, pavyzdžiui, tai yra kiek ten 10 ar kiek tūkstančių sklypų. Įsivaizduokit, tai yra miestas. Šiuo metu ten gyvena labai daug. Pastatyti 2 ar 3 konteineriai, jeigu parvažiuotumėm, ten nieko nėra, viskas pasakyti. Tai ten miestuose, miškuose, reiškia, tai ten yra pradedant, sakykime, buitiniais reikalais. Rekreacija, poilsis, grožis ir kitos panašios sąvokos jos yra artimos mums, belankantiems tuos miškininkų įrengtus ir sutvarkytus gamtos kampelius. Tik štai šiukšlės, sulaužyti stendai, suniokotos aikštelės tenka vėl tiems patiems miškininkams. Taip neturėtų būti, tačiau yra kaip yra. Ypatingas dėmesys Kretingos urėdijoje yra skiriamas žmonių su judėjimo negalia poilsiui. Prie jūros įrengti patogūs mediniai takai, aikštelės grįstos medžiu. Miškininkai rūpinasi visais mumis ir mūsų poilsiu. Tad manau, pabaigai reiktų pasakyti jiems ačiū. Ir prisiminti, jog ir mes visi galime prisidėti prie miškininkų triūso ir stengtis patys prižiūrėti ir saugoti tai, ką jie sukūrė. Iki susitikimo kitoje laidoje.